Labą dieną. Esu Gytis Alesius, IT projektų vadovas. Šiandien Jums pristatysiu Valstybės kontrolės informacinę sistemą ARIS. Naudotojai ir jų atsakomybės. Sistemą sudaro 4 naudotojai ir jų atsakomybės. Tai pirmas naudotojas ir pagrindinis yra administratorius, kita atsakomybė yra vadovas, toliau naudotojo atsakomybė ir svečio atsakomybė. Skiltis prisijungimai. Prisijungimas prie sistemos vyksta per elektroninius valdžios vartus. Tai demonstruosiu, kaip jau tai yra daroma. Tai yra prisijungiama su asmeniniais duomenimis per elektroninius valdžios vartus. Tai spaudžiam ant norimo banko, suvedam savo asmeninius duomenis, prisijungiam prie pačios sistemos, kadangi demonstruoju realioj sistemoje, kada vedu savo asmeninius duomenis, tai tuojau grįšiu su demonstravimu. Taip, prisijungiau. Taip, prisijungus reikia ką atlikti. Patiksite į tokį langą, kuriame privalote sutikti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, valstybės kontrolės veiklos planavimo ir stebėsenos informacinės sistemos nuostatais, valstybės kontrolės valdymų ir tvarkomų informacinių sistemų duomenų apsaugos nuostatais. Kol nesutiksite su visais šitais punktais, jums meniu punktai nebus aktyvūs. Toliau pakalbėkim giliau apie administratoriaus atsakomybę. Administratoriaus atsakomybė yra dvejopa. Tai pirma, jo atsakomybė yra visus sistemos naudotojus suvesti į sistemą ir priskirti prie rekomendacijos atsakingą asmenį. Atlikęs šios veiksmus, jisai toliau daugiau nieko nedaro, kol negauna kitos instrukcijos, kad jį reikia įvesti naują vartotoją arba atsirado nauja užduotis įvesti naują vartotoją ir priskirti prie rekomendacijos. Taip, tai kaip suvesti naują vartotoją? Tai aš esu šiuo metu skiltyje vartotojai, spaudžiu ant naujas vartotojas, suvedu jo vardą, pavardę, elektroninį paštą. Jeigu jisai nėra svečias, varnelis nežymių, spaudžiu sukurti, jisai automatiškai atsiranda sąraše. Naudotojai visi, kurie bus pakviesti prisijungti prie sistemos, tiek administratorius, tiek visi kiti, jie gauna laišką su kvietimu prisijungti prie sistemos. Jeigu jie į tą kvietimą atsiliepia ir prisijungia prie sistemos, mes sistemoje galime matyti, kad jie prisijungia, tai reiškia taip, ne, reiškia, kad neprisijungia. Neprisijungęs gali būti dėl dviejų priežasčių. Tai kada negavo laiško dėl kažkokio priežasčių arba nematė laiško. Kita gali būti priežastis, kad yra bevedant elektroninio pašto klaida. Tai tokiu atveju, jeigu mes sužinom, kad yra klaida, mes spaudžiam ant vartotojo, spaudžiam redaguoti, pakoreguojam jo duomenis, spaudžiam įrašyti ir spaudžiam kartoti kvietimą. Kas nutinka, tai tuo pakoreguotų elektroniniu paštu pakartotinai siunčia elektroninis laiškas su pakvietimu. Tai apie redagavimą papasakojau, naudotojų suvedimą papasakojau, apie pakartotinio laiško išsiuntimą papasakojau, rekomendacijos priskirimas, čia vienas iš pagrindinių darbų. Visada dirbsime su užduočių skiltimi. Tai administratoriui prisijungus, suvedus vartotojus, jisai matys pas save užduočių skiltyje, kad jam yra priskirta užduotis paskirti naudotojus. Jis paspaudęs ant skilties paskirti naudotojus, jis patenka į konkretų auditą. Kiekvienam auditui, kiekvienam paskirimui bus atskira užduotis ir jo vienintelis yra darbas prie rekomendacijos priskirti atsakingą asmenį.
Šiuo metu aš prisiskiriu save. Toliau jisai žemiau matys taip pat visus auditus, kad jam nereikėtų grįžti atgal į užduočių langą ir eiti per kiekvieną užduotį. Jis gali atsidaryti čia, priskirti prie kiekvienos rekomendacijos asmenį. Ir kada mes priskiriam asmenį, automatiškai sistema išsaugoja. Ką reiškia išsaugoja? Ta sistema automatiškai išsiunčia kvietimą tam įvestam asmeniui, ne kvietimą, tam įvestam asmeniui išsiunčia laišką, kad su kvietimu, kad jam yra priskirta užduotis ARIS sistemoje. Administratoriaus darbas šioje vietoje baigėsi. Toliau papasakosiu apie atskiras meniu skiltis. Tai kaip minėjau, pirma yra skiltis užduotys. Tai šioje skiltyje jūs matote jums priskirtas užduotis, tai užduoties pavadinimas, audito pavadinimas, kas jums sukūrė tą užduotį ir sukūrimo data. Toliau mes einame giliau, toliau mes galime matyti visus auditus. Iš būtent šios įstaigos priskirtus auditus. Tai audito pavadinimus, data, tipas ir audito būsena, nes auditai gali būti jau po stebėsenos audito ir taip toliau. Toliau yra rekomendacijų skiltis, tai čia gaunasi, kad mes einam į konkretų auditą. Lygiai taip pat iš audito skiltis mes galime paspaudę į auditą atsidaryti, bet mes matysim ir priemonės, ir rekomendacijas, tačiau jeigu mes norim matyti tik rekomendacijas, mes paspaudžiam ant rekomendacijų, mes matom rekomendacijas. Tai rekomendacija, čia audito pavadinimas, rekomendacijos pavadinimas. Subjektas įgyvendina terminas laiko būklė ir stebėsena. Toliau skiltis yra pokyčio rodikliai. Pokyčio rodikliuose mes galim taip pat matyti rekomendacijas ir tos rekomendacijos rodiklius. Jeigu mes paspausim ant rodiklių, juos pateksim į rodiklio gilumą, jeigu paspausim ant rekomendacijų, mes pateksim ant pačios rekomendacijos. Toj pačioj rekomendacijoje mes taip pat matysim informaciją pokyčio rodikliai, priemonės, rezultatai. Ir šone viską matysim apie patį auditą, kas įgyvendina, kas priskirtas, valstybės kontrolės atstovai, kurie kuruoja šį auditą, pradžia, iki kada įgyvendinti, audito pavadinimas, statusas ir taip toliau. Tai visa informacija yra šone. Per kiekvieną tai praėjus, mes galime per kiekvieną rekomendaciją arba rodiklį, mes galime eiti į pačio rodiklio vidų. Kaip ir viršuje mes galim į rekomendacijos vidų įeiti. Paspaudę mes patenkam į rekomendacijos vidų. Ir matome priemonės rodiklius. Visa sistema yra glaudžiai susijus, tai jūs nesvarbu, per kurį punktą eisite. Taip, tai toliau yra priemonės. Priemonės, tai vėlgi taip pat, kaip mes paspaudam ant rodiklio, mes matom rekomendaciją ir rodiklį. Šiuo atveju mes matysim rekomendacijas ir tos rekomendacijos priemonės. Toliau nuėję į skiltį vartotojai, mes matysime vartotojų skiltį ir valdymą. Vartotojų skiltis yra, tai matysim visus vartotojus, kaip minėjau, elektroninis paštas ir ar jų statusas, ar jie prie sistemos prisijungia, neprisijungia. Administratorius taip pat mato šitoje skiltyje ir naujas vartotojas. Įvedimo mygtuką, kur jau pasakau, kaip įvedama, ir valdymas. Valdymas tai iš esmės tai, kur mes patenkame paspaudę ant užduoties. Tik tai yra viskas nesuskleista. Tai yra viskas yra suskleista. Kada mes iš užduoties patenkam, tai mes patenkam į konkretų auditą, į konkrečią rekomendaciją, kad galėtume priskirti. Tačiau galima visą tai atlikti ir per šį meniu. Taigi, pakalbėjom apie administratorių, prisijungėm prie sistemos, perėjom visas skiltis, toliau pereikime prie kitos atsakomybės. Kita atsakomybė yra vadovas. Vadovas iš esmės yra tas asmuo, kuris yra atsakingas už rekomendacijos įgyvendinimą. Tai kaip minėjau, kada administratorius
priskiria rekomendacijos savininką, tą su vadovo atsakomybė, jisai gauna laišką su kvietimu prisijungti prie sistemos, kad jam yra sukurta užduotis, kurią jis turi įvykdyti. Jis lygiai taip pat prisijungęs prie sistemos iš karto patenka į užduočių langą. Užduočių langą jisai mato tokią informaciją. Priskirti naudotojus prie priemonėje ir rodiklyje. Kadangi vadovo atsakomybė yra priskirti priemonės ir rodiklius, tai jis lygiai taip pat kaip administratorius darė, jis spaudžia ant užduoties, jis patenka į auditą ir jo rekomendacijas priemonės ir rodiklius mato. Vadovas priskiria, jeigu tas pats vadovas vykdo ir rodikliai, jisai pats save prisiskiria, jeigu priemonę įgyvendina, priskiria priemonę. Kas priemonė, kas rodikliai, rekomendacijos savininkas bus vienas, priemonės ir rodiklio savininkas taip pat bus vienas. Už rezultatų pateikimą jie bus atsakingi. Taip, tai priskiriam tos naudotojus ir tie naudotojai atitinkamai vėl gauna laišką, kad jiem yra priskirta užduotis. Jie prisijungia, tai automatiškai mes pereiname į kitą skiltį, tai yra su naudotojų į naudotojo atsakomybę. Vėlgi, pabrėžiu, darbas yra su užduočių skiltimi, tai jisai prisijungia, sutikęs su visais reikalavimais, jisai, jeigu pirmą kartą jungiasi, antrą kartą jungiantis reikalavimų, sutikimų nereikės, kadangi jau būsi sutikę, ir jis patenka į užduoties langą. Naudotojas turi šiek tiek daugiau atsakomybių. Tai yra atsakomybių ir daugiau veiksmų jisai turi atlikti. Tai jisai matys savo užduotėje, jeigu jisai priskirtas prie rodiklio, jisai matys pateikti informaciją rodiklyje. Jeigu jisai priskirtas prie priemonės, jisai matys užduoties pavadinime pateikti informaciją apie priemonę. Paspaudęs jisai paspaudęs jisai ant užduoties, jisai patenka į priemonės langą. Tai reiškia, jisai keliais žingsniais jau yra giliau, tai jisai yra įėjęs prie konkretaus audito, prie rekomendacijos ir patenka į priemonę vienu paspaudimu. Ir ką dabar jisai su ta priemonė gali daryti? Tai jo tikslas yra šios priemonės įgyvendinimas. Tai jisai privalo surinkti šios priemonės rezultatus. Rezultatai yra pateikiami paspaudus mygtuką, bus arba pridėti, arba peržiūrėti. Peržiūrėti šiuo metu dėl to, kad aš jau esu per kitus mokymus čia paspaudęs pridėti ir pateikti, todėl čia rodo peržiūrėti. Šiaip bus pridėti. Tai dabar atsidarius langui, ką mes turėsime įvesti. Taip, tai faktinė įgyvendinimo data. Faktinė įgyvendinimo data tai nėra ta data, kada yra pateikiamas šita priemonė. Šita data turi, jeigu jinai sutampa su audito priemonės nustatytų terminų, tada įvedama konkreti ši data. Tačiau, jeigu jūs teikiat priemonės rezultatą už 23 metus, tai turi būti nurodyta 23 metų gruodžio 31 diena. Šios taisyklės galioja tiek priemoniai, tiek rodikliui. Todėl paskui parodžius rodiklio, aš dar kartą pakartosiu apie šią. Taip, tai logiškai mąstant, dabar mes toliau einam būklė. Būklė parenkama taipogi pagal priemonės rezultato statusą. Parinkus būklę mes supildome įgyvendinimo rezultatus. Čia noriu pabrėžti, kad įgyvendinimo rezultatus reikia vesti labai atidžiai, kadangi šitam lauke suvesti duomenys ir patvirtinus tą rezultatą valstybės kontroliai, jie bus viešinami valstybės kontrolės svetainėje. Todėl tai turi būti tvarkingas įvestas tekstas,
ir jisai turi būti galutinis. Tai suvedus mes šitą tekstą, mes arba spaudžiam, uždedam varnelę, jeigu tai galutinė reikšmė, jei negalutinė galim dėti, jeigu reikalinga prisekti failą, prisegam failą, failo formatai ir dydžiai nurodyti aukščiau mygtuko. Įvedus šios duomenis galime pateikti. Tačiau dar noriu pabrėžti, jeigu failas yra viešai prieinamas kažkur tai internete, tai to failo nebūtina parsiųsti, užtenka į įgyvendinimo rezultatą įklijuoti nuorodą į tą failą. Taigi, įvedėm faktinę datą, pasirinkom būklę, įvedėm gyvendimo rezultatus, prisegėm dokumentą. Tačiau, jeigu aš sakau, kad tai yra nebaigta dar, kad dar nebaigiau. Jeigu nebaigiau, aš galiu išsisaugoti šitą savo rezultatą, nepateikiant dar valstybės kontroliai. Tai aš išsisaugau, po kelių dienų surinkęs tą papildomą informaciją, grįžtu vėl į tą pačią užduotį, vėl ją papildau, prisegu ir spaudžiu pateikti VK. Ką reiškia pateikti VK? Tai priemonės savininkas, naudotojas, jisai spausdamas pateikti VK, jisai nepateikia valstybės kontroliai, bet pateikia rekomendacijos savininkui, kuris yra priskirtas prie šitos priemonės rekomendacijos. Kadangi už visų rekomendacijoje esančių priemonių pateikimą valstybės kontroliai bus atsakingas rekomendacijos savininkas. Taigi, paspaudžiam pateikti VK, automatiškai rekomendacijos savininkas gauna laišką, kad jam yra pateiktas rezultatas suderinimui. Ką daro vadovas? Rekomendacijos savininkas. Rekomendacijos savininkas vėl prisijungia prie sistemos, jisai atsidaro būtent tą priemonės rezultatą, jisai pažiūri, jisai gali spausti pateikti VK, tokiu atveju jau nukeliaus valstybės kontroliai, arba jisai gali spausti grąžinti tikslinti. Jeigu jisai jo manimu trūksta informacijos, jis spaudžia grąžinti tikslinti ir kas atsitinka, atsidaro naujas langas, aš suvedu, kodėl aš grąžinu, kokia priežastis, kokių man duomenų trūksta ir taip toliau, ir spaudžiu grąžinti tikslinti. Spaudus grąžinti tikslinti, automatiškai vėlgi iškeliauja prie priemonės priskirtam asmeniui iškeliauja elektroninis laiškas su informacija, kad jam yra grąžinta užduotis tikslinimui. Ką jisai daro? Jisai atsidaro, vėlgi, jisai mato tą komentarą, kurį parašė rekomendacijos savininkas ir, ta prasme, atsižvelgiant į tai, aš atsidarau, aš papildau vėl tekstą, rezultatą, papildau, sakau, dar man reikia nueiti kolegos paklausti informacijos. Aš spaudžiu išsaugoti, mano visas rezultatas išsaugo, ką aš suvedžiau, aš nueinu pasitikslinu pas kolegą, pasitikslinęs pas kolegą, grįžtu atgal į tą užduotį, matau, mano papildytas tekstas yra, aš dar papildau informaciją, kurią gavau iš kolegos, papildau, viskas, aš manau, kad atliepiau užduotį, kurią man suformavo rekomendacijų savininkas, grąžindamas šitą užduotį man atgal. Tai ir aš spaudžiu vėl pateikti VK. Paspaudus VK, vėl nukeliauja šitą užduotį. Laiškas nukeliauja vadovui, vadovas rekomendacijos savininkui. Rekomendacijos savininkas vėl atsidaro tą užduotį, pažiūri, ar jinai atliepia jo komentarus, jeigu atliepia komentarą, viskas tvarku. Galima teikti VK, spaudžia, toliau pateikti VK. Viskas. Vadovo darbas yra baigtas. Tada užduotis nukeliauja valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė lygiai taip pat gali paspausti mygtuką grąžinti arba gali paspausti mygtuką tvirtinti. Tai jūs gausite laišką, kad jūsų rezultatas yra patvirtintas ir, kaip minėjau, įgyvendinimo rezultatas bus paviešinamas valstybės kontrolės svetainėje. Taigi, įgyvendinam priemonę. Lygiai taip pat mes įgyvendinam ir rodiklį. Rodiklis lygiai taip pat turi
savo skiltis, kaip ir priemonės, nieko praktiškai nesiskiria, lygiai taip pat prie rodiklio priskirtas asmuo pateikia, išsaugoja, papildęs, jeigu nenori pateikti, išsaugoja, jeigu nori pateikti, spaudžia pateikti, jeigu vadovas gauna laišką, kad su rezultatu, jeigu jisai su juo nesutinka ir reikia kažkokius papildomus informacijos, spaudžia grąžinti, tikslinti, atitinkamai rodiklio savininkas gauna laišką, kad rekomendacijų savininkas grąžino jam patikslinti. Ir taip toliau. Tai visi rezultatai pateikiami tokiu principu. Ir tiek. Taip pat noriu pabrėžti vieną dalyką, kad aš parodžiau, kada vyksta viskas, kada priemonė, rekomendacija ir rodiklį įgyvendina skirtingi asmenys. Tačiau, kaip jūs matote, aš demonstruodamas ir rodydamas langus, aš matau visus mygtukus ir grąžinti, tikslinti, ir saugoti, ir pateikti ką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš esu atsakingas ir už rodiklį, ir už priemonę, ir už rekomendaciją, ir galbūt netgi esu administratorius. Tai vienas ir tas pats asmuo gali būti visose pozicijose. Tai jisai turės visas rolės ir visas atsakomybės. Todėl aš, kai spaudžiu grąžinti, aš vis tiek matau šią informaciją, kadangi aš esu vienas ir tas pats asmuo, tai naudotojas iš esmės grąžinti, tikslinti nematys, jisai matys išsaugoti ir pateikti ką. Viskas. Tai tikiuosi su šiomis dalimis yra aišku. Dabar norėčiau pasidalinti su jomis informaciją, kadangi gali pasitaikyti tokių atvejų, kada savininkas audito yra viena įstaiga, bet tos rekomendacijos priemonės įgyvendina ji pati, o kitą dalį įgyvendina kita įstaiga. Tai šiuo atveju parodysiu kaip pavyzdį, yra schemutė, kad būtų žymiai aiškiau. Tai turim dvi įstaigas, tai SAMA ir AMA. Tai kuo dabar skiriasi nuo to, ką aš pademonstravau sistemoje, tai kad ten pademonstravau, kaip yra dirbama šiuo atveju, kada yra audito, rekomendacijų ir visų priemonių įgyvendintojas viena ir ta pati įstaiga. Tačiau, jeigu SAMAS yra savininkas šio audito, o šiuo atveju AMAS netgi būtų, tarkim, neaudituojama įstaiga, jinai taip pat turėtų prisijungimus prie sistemos. O kodėl, aš to jūs paaiškinsiu. Tai kaip minėjau, SAMAS yra atsakingas už šitą auditą numeris 1. Administratorius prisijungęs, jisai matys šitą auditą, jisai priskiria prie rekomendacijos vadovo atsakomybę. Priskyrus vadovo atsakomybę prie rekomendacijos, vadovas paskiria rodiklį, paskiria priemonės savo įstaigos viduje ir jie įgyvendina jas. Ir įgyvendinus teikia derinimui vadovui, vadovas, jeigu paspaudžia derinti, jisai tvirtina ir patenka viskas į valstybės kontrolę. Tačiau dalį priemonė numeris 3 ir priemonė numeris 4 įgyvendina AMAS. Kada auditas yra derinamas, jau iš anksto yra žinoma, kad priemonė numeris 3 ir priemonė numeris 4 SAMAS pateiks įgyvendinti AMui. Tai šitą informaciją jau atkeliaus tiesiai iš valstybės kontrolės. Tai AMAS šiuo atveju gaus lygiai tais pats AMO administratorius gaus auditą numeris 1, SAMų, gaus konkrečią rekomendaciją, kurios įgyvendins, nes SAMAS gali įgyvendinti 5 rekomendacijas, o AMAS gali būti atsakingas tik už vienos rekomendacijos, kad 3, numeris 3 ir numeris 4 priemonės. Tai priskiria vadovą, vadovas priskiria priemonės atsakingiam asmenim, atsakingi asmenys surinka informaciją ir spaudžia pateikti. Ir pateikus nueina AMO vadovui už rekomendacijos savininkui. Rekomendacijos savininkui paspaudus tvirtinti, ji nukeliauja ne valstybės kontroliai, o SAMO vadovui. Kadangi prieš valstybės kontrolę
Asamojo atstovai yra atsakingi už auditą, todėl už visų priemonių, tai yra numeris 1, numeris 3, numeris 4 ir numeris 2, atsakingas yra SAMO priskirtas rekomendacijos savininkas. Todėl jisai turi teisę atmesti, grąžinti, tikslinti, tai jis lygiai taip pat gali grąžinti AMO vadovui, grąžinti, tikslinti, kaip ir AMO vadovas gali grąžinti, tikslinti priemonės savininkui. Ir vėl užsisuka tas pats ratukas ir vėl patenka į SAMO žinę. SAMas jau yra atsakingas už to viso pilno rezultato pateikimą valstybės kontroliai. Tai jam įkritus, jisai tvirtina ir tada patenka į valstybės kontrolę. Šį procesą mes vadiname 6 akimis, kada tvirtinimas vyksta tiek atsakingos už priemonę įstaigos viduje, tiek jinai pateikus rezultatą tvirtina ir audito savininko įstaiga už tos priemonės rezultatą. Iš esmės sistema nėra sudėtinga, apie sistemą papasakojau viską. Prašom, jeigu yra kažkokių klausimų, kreiptis į valstybės kontrolę aris@valstybėskontrolė.lt. Ačiū Jums labai už dėmesį ir gero naudojimosi sistema.